Lietuvos regbio federacijoje kardinaliai pasikeitė vadovybė. Kartu su naujais žmonėmis iškelti ir nauji tikslai. Regbis 7x7 jau nuo 2016 metų įtrauktas į olimpinių žaidynių programą. Vienas pagrindinių tikslų iškeltų Lietuvos regbininkams – patekti į olimpiadą, taip pat tapti trečia pagal populiarumą sporto šaka Lietuvoje. Pirmą ketvirtį šiais metais įvyko atsinaujinimas, išrinktas naujas prezidentas, pasipildė valdyba naujais nariais, daug pakeitimų padaryta valdyme, galvojama apie sportinę dalį, kokias ten naujovės įsidiegti, kad pasiekti kaip galima aukštesnius tikslus. Tai trumpai, šalia buvusių valdybos narių prisijungė du žmonės iš komercijos ir komunikacijos, taipogi prisijungiau aš. Tai viso valdybo šiuo metu yra 7 asmenys. Prezidentas, generalinis sekretorius, techninis direktorius ir pagal kompetencijas treneriai, teisėjai, komunikacija ir komercija. Tai yra toks federacijos valdymo organas. Tai kalbant apie tikslus, tai norime tapti trečia pagal populiarumą komandinė sporto šaka Lietuvoje. Turime ambiciją tapti geriausiai administruojama sporto federacija Lietuvoje, nes suprantame, kad tik tai užtikrins mūsų sporto atstovavimo šakos plėtrą ir leis pasiekti aukštus sportinius rezultatus. Taipogi 13-16 metais vieni pagrindinių sportinių tikslų tai yra ruošimasis patekimui į olimpinės žaidynės ir pasaulio čempionatus. Tai yra vienas iš mūsų svarbiausių tikslų. Artimiausias Lietuvos vyrų rinktinės varžybos prasidės jau kitą mėnesį Izraelyje. Ten lietuviai susitiks su Belgijos ir Olandijos rinktinėmis.